variantų. Arba žmogaus mąstymas yra pakankamai mažo kalibro, pakankamai lėkštas. Kaip sakant, galima bandyti susigalvoti įvairius tikėjimo surogatus. Pavyzdžiui, sakyti, kad aš Dievu netikiu, bet aš tikiu štai tuo ir tuo, tarkim, tikiu žmogumi, humanizmu, ten ir panašiais dalykais. Tai iš esmės tai yra pozavimas ir neįtikina tų, kurie tai teigia, nes vėlgi viskas yra tik dulkės ir pelenai, iki tam tikros ribos, su tam tikrom išlygom, viskas yra reliatyvu tada. Ir iš esmės tai yra tikėjimo deklaravimas pro sukastus dantis su atodusiu. Ir tas tikras tikėjimas yra neįmanomas. Taigi, arba tu tiki iš esmės, kad ta tikrovė yra prasminga savo giliausiuose pamatuose, arba tu tuo netiki, o kažkokio pusinio tikėjimo, negali būti iš esmės. Arba mes save apgaudinėjame. Tai dažniausiai kaip tik tie mąstytojai, kurie deklaruoja savo sekuliarumą. Jie iš esmės yra liūdni, melancholiški mąstytojai ir tikrai turime labai taurių asmenybių ir mūsų Lietuvos filosofijos padangė ir pasaulinėme kontekste, kai tikrai labai šviesūs, taurūs proti, jie yra liūdni, melancholiški dėl to, kad nemato prasmės tikrovėje. Tiesiog jie norėtų tą prasmę mąstyti, bet jie tos prasmės nemato ir jie yra liūdni. Tai mes matome, kad arba tikrovė yra prasminga savo giliausiuose pamatuose ir tada mes turime viltį, arba šito nėra ir tada bet koks tikėjimo deklaravimas yra pozavimas. Pavyzdžiui, kartais sakome, kad kartu su Sartru galime pasakyti, kad tikėjimas žmogumi nesuderinamas su tikėjimu Dievu, kad ateizmas iš esmės ir yra humanizmas. Tai šiuolaikiniai filosofai jau taip nesako. Jie sako, kad jeigu miršta Dievas, galų gale turi mirti ir žmogus. Miršta ir žmogus. Tiesiog kalbama šiuolaikinė filosofija apie žmogaus mirtį. Bet 19 amžiaus pabaigoje Nyčė ir jam artimi filosofai kalbėjo apie Dievo mirtį. Dabar kalbama apie žmogaus mirtį labai rimtai, galbūt tiesiog, kas su filosofija mažiau susipažinę, tų dalykų nežino. Tai nereiškia, kad žmogus miršta, tarkim, branduolinio karo gaisre ar nuo ebolos viruso. Jisai miršta kaip moralinė būtybė, kaip kažkas daugiau negu gyvūnas. Tai yra daugybė žmonių, kurie išlaikė tą žmogaus pavidalą, žmogaus veidą, bet iš esmės jau jie tai yra tokie zombiai ir yra tiesiog biologiniai organizmai. Gyvūnai, kurie jau neturi tos, kaip sakyti, vertybinės konfigūracijos. Jie kaip žmonės yra mirę, arba jie yra tik tai vertybinė prasme zombiai. Ir dar tas netikėjimas prasme veda prie to, kad atsiranda taip vadinama ir atsiradus ir turi savo adeptų, taip vadinama antinatalinė filosofija. Tai reiškia filosofija, kurios pagrindinė mintis yra ta, kad nereikia gimdyti vaikų ir apskritai tai, kad mes gimėme, yra tragiška ir geriau būtume negimę. Šiaip senovės graikai, kai kurie iš jų yra sakę, kad žmogui geriau negimti, o jeigu jau gimė, tai kuo greičiau numirti. Tai kai kurie senovės graikai taip sakė. Ir kai kurie šiuolaikiniai filosofai tą pakartoja. Sako, kad mirtis yra vertybė. Kad, aišku, jinai yra tragiška, bet gyvenimas yra dar tragiškesnis. Tai ne visi jie sako, kad reikia čia nusižudyti, bet jie sako, kad bent jau tos gyvybės avantūros reikia netęsti, negimdyti vaikų. Vokietijoje yra tokių paradoksalių atvejų, šiurpių, kai vaikai paduoda tėvus į teismą už tai, kad juos pagimdė. Aišku, kad neįmanoma atsiklausti kažko, kas dar nesusiformavo kaip subjektas, kas negimė, bet yra tokių šiurpių paradoksalių atvejų. Tai tiesiog aš apie tai kalbu dėl to, kad suprastume, kad nėra taip paprasta nužudžius Dievą toliau išlaikyti gyvą žmogų. Natūraliai ateina po to ir žmogaus mirtis. Ir dabar mes vakaruose matome tokį išsekimą, tokį ištižimą, sugižimą ir popiežius Pranciškus apie tai europiečių lyderiams yra užsiminęs apie tą tokį Europos susenimą, nukvakimą ir apskritai vakarų. Tai mes irgi tą turime turėti galvoti. Tai dar vienas papildomas aspektas, kad mokslas parodo žmogaus mirtingumą ir parodo, kad nebus čia jokios amžinos saulės, nebus amžinos visatos, jokios amžinos gyvybės. Jeigu nėra antgamtės, tai gamtoje mums nėra išsigelbėjimo. Tai tokiu
kaip sakyt, labai radikaliu judesiu, pastatymu į kampą ar į vietą, paėmimu ant trumpųjų bangų, kaip sakoma, mokslas mus priverčia arba rinktis antinatalinę filosofiją, pavyzdžiui, ar kokią kitą panašią, ar daryti tą rizikingą tikėjimą